Na kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimba. Na ir šiandien darau dar vieną video. Tai šiandien gaudysim pas mane tvenkinukę. Ir gaudysiu aš dviejais skirtingais būdais. Tai vienas būdas bus gaudyti nuo paviršiaus su tokia plūdelė. Eina tada, čia pagrindinis valas ir pavadėlis 0,3 fluorokarbonas su nemažu gan kabliuku. Ir čia gaudysiu nuo paviršiaus ant duonos ir batono. Tai čia bandysim gaudyti karpį. Na, o kita meškerė gaudysim ant štai tokios sistemėlės. Galiu ją išimti ir parodyti. Tai va, čia eina karabinas su suktuku. Tai čia tvirtinsis pagrindinis valas. Čia yra pati ta šėryklėlė ir aplinkui eina kabliukai. Tie kabliukai visą laiką būna tušti. Ir į pačią šėryklėlę dedasi štai toks jaukas plačiakakčiam. Čia yra planktonas, kuom jie ir minta. Tai, žodžiu, sudrekinsim. Šitas visas planktonas skleis tokius gabaliukus, visas dulksna iš šitos šėryklos ir padarys tokį debesį aplinkui save. Ir plačiakakčiai atėję turėtų pradėti mist tuo planktonu ir, jį siurbdami turėtų įsiurbti ir kabliukus, kurie bus, sakau, tušti. Ir tuomet gausim kibimą ant plūdės. Plūdė yra didelė, kad sistema pati ganėtinai turėtų būti sunki, kai įdėsim jų pašarą. Tai jo, žiūrėsim plūdę, kada plūdę paners, tada kirsim ir bandysim pagauti plačiakaktį. Dar nesu gaudęs tą sistemėlę, tai pačiam bus labai įdomu. Ir tikiuosi pagauti pirmą gyvenime plačiakaktį savo, nes šitam tvenkinuke keletas jų plaukiai. Tai žodžiu, dabar einam darytis pašarą, susiriš sistemėlę ir pradėsim. Na kągi, padarėm jau pašarą. Pašaras atrodo taip, toksai pakankamai drėgnas, bet jis toks ir turi būti, nes kad ilgai sklaidytos. Ir jeigu biškį jo paimtumėm ir įdėtumėm vandenį, matos, jisai taip po biškį pradeda sklaidytis, gabaliukai jo krenta ir tokį iškart debesiuką gamina. Ir tie plačiačiai turi siurbtą debesį visą ir siurb kabliukus. Tai vat, dėsim į šėryklėlę ir bandysim. Ta šėryklėlė turi tokius klipsiukus, jie tiesiog štai taip atsisaga ir tada šėryklėlė pati atsidaro tiesiog. Va tai va. Ir į vidų įsideda tas pašaras, tada uždarai. Ir tada jau bandai mesti ir laukti. Tai va, tą ir darysim dabar. Nu ką, let's go. Gilis gerai, manau, bus. Šitą. Taip. Ir boilį. Prie savęs. Nu ką, pirmas žuvis yra ant dugninės. Karpis už apačios, už šoną. Visą meškerį vandenį tam pradėjo. Oho. Blogai. Jo, į šoną gavo. O, yra. Nu va, nedidukas. Žodžiu, Martynas užsimetė ant dugninės ir ant boiliuko, bet į šėryklėlę irgi dėjo planktoną.
Ir užkibo toks karpiuks. Gavo į apačią, tai reikėtų vaistų patepti. Nu ką, patepam vaistukais. Ir sugista žaizda greitai. Tai jo, pirmas žuvis, aišku, nesiskaita. Nesiskaita kaip žuvis, net su šona. Dar prieš tai kibimuks buvo. O mano pūda kol kas stovi palieną galą užmetęs. Kągi pradėjo karpį nuo paviršiaus imt. Duona. Tai reik bandyt čia pasimes kažkur. Gal pagriebs. Ruoš graibštą, ką žinau. Nu ką, turim kažką ant planktoną. Ui, tu šikt. Kai čia toks dava. Kažkas yra. Palauk dabar da. Plačiakaktis. Plačiakaktis jaučia. Per 2 valandas gal užkibo. Koks stiprus. Ne, valsai žiūri, ištrauk savo meškerę. Ištrauk meškerę, vis tiek aš dar ilgai kovosiu su juo. Kad netrukdytų. Įtrauk, nebent šiek palengva. Ne, tai jis dabar turi pavargti. Eik tu savo kaip eina. Visą plūdę šakinėt, nardyt pradėjo. Nesutraukęs plačiakakčiai gyvenime. Ei, čia plačiakaktis, bet tai lemba toks. Ne, čia turi būt plačiakaktis, kai čia dar daugiau gali būti. Reikia atleisti, gal jis ein. Plačiakaktis. Bet tai dar šaus jaučiu žvakę kokią. Ne, tegul po biškį jisai. Žinai ką? Ant visų 3 kabliukų po 1 dziką uždėjau. Jo, ant visų kabliukų po 1 dziką uždėjau. Normaliai reikės. Tiesiog pirmą kartą gaudom ant tokios sistemėlės. Trauk arčiau. Ne, reik ramiai. Pirmą kartą ant tokios sistemėlės gaudau. Bet čia margasis? Ne, baltasis. Liktais. Ne, jis juoks. Nu pažiūrėsim, kai ištrauksim. Matai? Ne, laikyk dar. Eik, tu savo kaip eina. Nebetulim, O, jau viskas dabar. Dabar po bišką laimėjim. O eik, tu dar kaip eina jisai. Kiek jėgos turi blemą bjaurybę. Gintarai apteisi. Baisiai eina. Iš pradžių taip lengvai pradėjo tą krantą eit. Žinai, jie dar gyvenime užkibę nebuvo. Jie nesuprant, kas čia vyks. Ne, daugiau, seni, kur tau 2 kilogramai čia? Nu pala, iškelsim, pamatysim. Čia kokie 3,5 tikrai bus. Bus. Pasversim. Eik tu kokią burną. Tau nutrauks į pabėgti. Nu ne, stors vals, nebent atsikabint gali. Lūpas kraštelį įkibęs. Ateik. Bliamo kaip. Seni kiek jėgos. Nebeleisk jam. Bandau. Važiuoja. Nu jau galės imt carutą. Nepasiduoda.
Nu, tai taip nepasiduot. Žiūrėk, eik tu ten, kur jisai. Antras kablys iš šono įkibo, dabar 2 kabliai įkibė, tai jau gerai. O jau viskas, jau paviršiai, jau pasiduod. Dabar eik vėl, kur buvai. Ateina. Nu, viskas. Opa! Yra! Į lūpas kraštelį. Žodžiu, kiekvieną kabliuką po dziką uždėjau. Yra tokie kabliukai. Į lūpas kraštelį vos tiesa laikė, žiūrėk, iš karto atkabinau. Maladė. Baltasis plačiakaktis. Galėjo pabėgti. Tikrai. Nugalė. Eimantai. Palauk. Gal viens džiausis sudaryti. Su pusė kažkur. 2 kg 600. Lietai, savo. Nu va, 2 kg 600 gramų. Važiuos šits į rūkyklą turbūt, kepsim žodžiu. Nes dar vis tiek 5 plačiakakčiai liek prūdė. Jeigu ką, Nu, aš dabar. vėliau mažesnių bus galimi leisti, nes jau šitie labai jau didelių užaugę. Nu ką, vėl įdėjau rutuliuką į šėriklėlę ir šaunam po vieną dziką ant kiekvieno kablio. Matyt, tas toksai taškas vis dėlto jos sudomin. Nes prieš tai kiek mėčiau nieko ir va tik uždėjau po vieną tiesiog dzikelį. Va tokio dydžio kablys ir va vienas dzikelis. Nu ir paėmė per kokias pirmą metimą iš karto, kai uždėjau ir per kokį 10 minučių. Bet plūdė tai pradėjo, panėrė visa plūdė 50 gramų. Tada pradėjo iš šono vežti. Žodžiu, stipri žuvis. Ir kovos belė kiek davė. Smagu kovot. Tai jo, sakau, mano prūdė vien tik baltieji plačiakakčiai, dar yra rūšis margieji plačiakakčiai, bet pas mane tokių nėra. Bet ir tie kimbančių tos sistemėlės, kiek žinau. Tai va, bandom dar vieną pagauti. Bet jau ir taip labai laimingas esu. Žodžiu, aš debilas ir kadangi, žodžiu, vėl kibims buvo panėrę visą plūdę ir kameras nebuvau užsidėjęs, nuėjau kameras greit, pasiėmiau kamerą ir kol užsidėjau, iškilo plūdė ir išspjovė, žodžiu. Tai būčiau tą vieną ištraukęs, bet nieko, metamės vėl, gal dar paims. Svarbu kimba. Nu žodžiu, dabar kamerą turėsiu ant savęs. Norėjau nufilmuoti pakirtimą. Bet paėmė šį kartą tenai palipa tenai krantą. O prieš tai paėmė palei šitą, čia tokia duobė eina ir ant duobės šlaitą visiškai per vidurį gauna šitos vietas. Eina savo. Gal dar bus, nes čia jau antras kibimas. Nu va, ant planktono tokia ir karšiai va papuol. Draugelis ištraukė ką tik, neblogas visai toks. Leidžiu? Gali. Bėk. Seniai sugalvojau. Nu kągi, toliau žvejojom, buvo vėl plūdė panėrus, bet panėrė ir iškart iškilo. Toks vienas kibimuks buvo, pasidariau dar pašaro, nes jau pasibaigė. Vis permetinėjom. Dabar greitai, dabar jau yra po 12 valandos. Nu ir pabandykim tokio saldaus kvapo. Biškį galvoju iššaut, nes plačiakakčiam, kaip suprantu, patinka saldžiai. Tai jo, vėl šaunam, vėl biškį pamaišom tą planktoną ir viskas vėl padaryta ir vėl dedam į šėriklėlę. Nu va, ir dar dzikus pakeisiu ir užsimesim. Nu va, ant batono ir liniukos paėmė nuo dugno. Gražus. Nu va, nuplukė. Nu ką, nuo paviršius pagavau karpiuką. Nu kaip pagavau, pakirtau. Jėmė ir paėmė, bet visą dieną pragaudėm nieko ir dabar yra. Eina nachui. Ant spiningą gaudau. Ta sistemėlė susirišęs. Oi, nedidelis visai. Nedidukas. Pradočina nachui. Op.
Sėdi. Nu va. Smagiai. Karpiukas. Nu ką, kilogramas 50 gramų. Nedidukas. Karpiukas. Nu ir čia jau buvo paskutinė žuvis. Tai pavyko pagauti plačiakaktį. Koks ir buvo šios dienos tikslas. Dar buvo, nenufilmavau, bet buvo dar 3 kibimai ant planktono. Irgi visą plūdę nardino 50 gramų, tai manau irgi plačiakakčiai buvo, tik neužkirtau. Na ir jo, nuo paviršiaus vieną karpį pagavau. Dar batono ėdė daugiau, matėsi ir didesnių karpių. Ir jo, vienas linukas ir vienas ešeriukas ant plūdnės dar užkibo. Tai va tokia ir žvejyba. Tai kas turit prūduose plačiakakčių ir nežinot kaip pagauti, bandykit tą sistemėlę, yra pirkt žvejybos parduotuvėse. Aš pirkau viską žvejai. Na ir galėsit pabandyti ir jūs sugauti. Iš tikrųjų jo, per 5 metus nuo to laiko, kai įleisti tie plačiakakčiai nebuvo nei karto užkibę ant nieko. O vat ant šitos sistemos per 2 valandas. Pirmą pagavau ir dar keletą kibimų turėjau, tai jo. Su jumis buvo kanalas Muskimba, plaikinkit šį video, užprenumeruokit mano kanalą, na ir sakau iki greito.